bet jis yra labai lankstus, labai tolerantiškas žmogus. Ir labai man patinka toksai požiūris jo į gyvenimą, kad nieko nėra neįmanoma. Ir jeigu kažkokia idėja kilo, reiškia, tą idėją yra įmanoma įgyvendinti. Galbūt kažkaip ją šiek tiek pakoregavus, galbūt kažką prie jos pridėjus, galbūt kažką atėmus, bet viską yra įmanoma padaryti gyvenime. Gerbiu visus žmonės, kurie moka klausyti, o mano mentorius tai yra nuostabus klausytojas ir galbūt man tai buvo pakankamai svarbu, nes mėgstu kalbėti, kalbu ir mentorius jisai puikiai išklausydavo, jisai mokėdavo analizuoti kartu su manim, aišku, mano mintis, mano kažkokius pastebėjimus ir tas jo klausimas ir patarimai iš šalies ir visiškai objektyviai, neturint jokios išankstinės nuostatos apie mane, apie mano kažkokius norus, tikslus, nežinau. Tai buvo turbūt pats geriausias dalykas, ką aš pamačiau mentoriuje. Iš pradžio, aišku, buvo baisu susitikti su juo, kaip ir turbūt nežinau, ar visiems čia buvo, ar tik tai man, bet kai susitikom, jau pradėjom kalbėti, iš pradžio tokia baimė buvo, aš jam galiu viską sakyti, ar jis mano draugas, ar tikrai čia taip. Gerai, tada susikaupiau, kaip ir žmogus vis tiek jau vyresnis, jis jau ėmėsi iniciatyvos, pradėjome kalbėti. Aš papasakojau savo didžiausius planus, suprato turbūt, kad labai jau čia abstraktu, reikia konkretumo. Tiesiog savo žiniomis, kompetencija ir sugebėjimu aiškinti. Tai yra labai daug. Tai jis buriuotojas, menininkas, viskas aišku. Tai yra geriausia, ką tu gali gauti, būdamas va tokiam amžiui, apsisprendimų kryžkeliai, kada tau yra svarbu susidėlioti prioritetus, tu dar nežinai, kur tu tiksliai nori pasukti, tai yra ideali vieta. Tu būtent čia išsikristalizuoja mintis, idėjas, viskas, tai yra esmė. Jis žino atsakymus, visus jis žino atsakymus, ko be paklausė. Ateini su tokiais, atrodo, tokiom gražiom idėjom, galvoji, tuo jis mane pagirs. Ne, jam nepatinka niekas, jis iš tikrųjų sugalvoja, dėl kokių dar reikia klausimų, kad dar kažką pasiaiškinti. Man atrodo, iki šiol mes taip neišsiaiškinam viską. Atėjau iš tikrųjų į Rotary klubą ir labai džiaugiuosi, kad jie atėjau su idėja. Vienu žodžiu tariant, buvau žalias. Aš turėjau idėją, bet nežinau, kaip jį įgyvendinti. Buvo migloti planai, kaip galima būtų padaryti, bet su tokia idėja, aš manau, vienas nebūčiau nieko padaręs. Labai svarbu kreipti dėmesį ne tik tai į darbą ir karjerą, bet ir į šeimą ir gražius šeimos santykius. Dovana buvau aš. Dovana, kurią aš gavau iš Rotary akademijos, 2 tušinukai ir 1 popieriaus lapas. Dovana, kurią aš daviau savo mentoriui, juodos arbatos puodelį. Žiauriai verta. Atėjau tikėdamasis kažką noriu sužinoti, o išėjau gal visai kitas. O svarbiausia, ir sutikau daug fainų žmonių ir būtent tie žmonės, kurie pateko ir tarp tų visų Rotary akademijos dalyvių. O ką daviau klubui? Gal dar duosiu, nežinau. Aš iš mentoriaus gavau ne tik tai žinias, sakykime, konkrečioj savo mokslo srityje, bet ir dėl kažkokio tai socialinės veiklos ar atsakomybės. Mums medikams tai pakankamai svarbu. Kaip apibūdinti dovaną, kurią išsineši? Vertybės? O būtinai. Iš tikrųjų, vertybės tai yra labai gerai, nes kai jas sužinai, kažkaip paprasčiau viskas tampa. Čia kaip Danilas sakė, šneki ir žiūri, 1-2 praeina ir pasirodo visi turim kažką panašaus. Oi, labai sudėtingas reikalas, iš tikrųjų, tas vertybės. Visiems aš čia pasakoju, pastovimės. Palinkėčiau tikrai nebijot klausti, nebijot rašyti e-mailų, nebijot sakyti nežinau. Palinkėjimas žmoną susirasti. Iš Rotary akademijai norėčiau palinkėti, kad dabar kaip? Dabar yra 2 Rotary akademija. Tai vat norėčiau palinkėti, kad būtų ir 3 Rotary akademija, ir 4, ir 5, ir 6. O dėl 7 nežinau, kaip Dievas duoda. Tai tiek. Dėkui iš dėmesį. Kalbėjomės apie ne žmogaus vertybės, o būtent versle įmonių santykiai. Žmonių kaip vis tiek kaip įmonių dalies. Tai